Prieš keletą metų į YouTube įkelti įrašai šiek tiek prarado savo aktualumą. Kadangi per tą laiką keitėsi kelių eismo taisyklės, egzaminavime buvo įvesti ekologiniai reikalavimai, dalis aikštelės pratimų buvo iškelta į realų eismą gatvėje ir atliekami gatvėje. Tai pamėginsiu ekspromtu nufilmuoti keletą epizodėlių ir užakcentuoti tai, kas arba nepakliuvo į prieš tai buvusius įrašus, arba laikui bėgant dėl visų šitų aplinkybių pakito. Vienas iš dalykų, kai naujai atsiradusių, ko anksčiau nebūdavo prieš metų keletą, tai egzaminuotojas gali paprašyti sustoti jūsų prie kelkraščio įkalnėje, kur mes matom prie bordiūrėlio ir, žodžiu, gali paklausti arba paprašyti atlikti veiksmus, ką reikėtų daryti, kad automobilį saugiai tokioje vietoje būtų galima palikti, tarkim, stovėjimui, ilgesniam stovėjimui. Reiškia esmė ta, kad sustoja, žodžiu, parodė posūkį ir sustoja, pasidarote laisvą pavarą, užtraukėte rankinį, toliau jeigu reiktų palikti, sutvarkote visas elektronikas, tai yra posūkiai, šviesos, langai, valytuvai ir panašiai. Toliau užgesinate variklį ir reikia vairą susukti būtent į kairę pusę, kad priekiniai ratai riedėjimo žemyn kryptimi įsiremtų į bordiūrą. Jeigu tą patį pratimą prašo atlikti jau grįžtant į regitrą, nebe įkalnėje, o nuokalnėje, sustojus dešinėje pusėje prie miško, tokiu atveju vairą reikėtų susukinėti jau nebe į kairę, o į dešinę, kad pavyzdžiui nutrūkus rankinio stabdžio trosui ir automobiliui likus neužstabdytam, kad susukti ratai automobilį nukreiptų ne į važiuojamąją dalį, o būtent į krūmus į mišką, kur nuostoliai būtų kur kas mažesni ir pavojus aplinkiniams kur kas mažesnis. Taip, tai pamėginsiu pafilmuoti, pravažiuoti keletą ir pakomentuoti keletą epizodėlių, kurie šiuo metu mano įsitikinimu gali būti aktualūs. Automobilio užsikūrimas. Taip, įminu sankabą, pasidarau laisvą pavarą, vadinamasis dvigubos saugiklio principas, dalies ar daugumos egzamininių automobilių paprasčiausiai neužkursite, jeigu sankaba yra neįminta, kad paprasčiausiai bus nejungiamas starteris, neklausys raktelio. Įjungiu degimą. Ir palaukiu keletą sekundžių, kol pasikrauna kompiuteris, nes yra buvę atvejų, kad kompiuteris, žodžiu, arba tai normaliai nepakrautas, arba gauna klaidingą impulsą, pavyzdžiui, pradeda veikti galinis valytuvas ir jo niekaip neįmanoma išjungti, tol kol neužgesini variklio neperkrūni. Yra buvę atvejų, kad visiškai netiekiama elektra į visus aptarnaujančius prietaisus. Važiuoji, nei iš jo, nei iš to, žodžiu, dingo prietaisų skynelio rodmenys, pradėjo neveikti posūkiai, šviesos ir situacija tikrai kvaila, nes nori sustot pakrašty, kad perkraut kompiuterį, negali, kaip negali, bet tai yra pavojinga, nes aplinkiniai nemato nei stop signalų, nei posūkių, žodžiu. Taip, kompiuteris pasikrovė, užsivedu variklį, apskritai, sankabą kol kas atleidžiu. Apskritai vis tik tiek dabartiniai kompiuteriniai automobiliai, nors ir reklamuojama, kad jie labai saugus ir dirba žmogui, bet galima su to ir nesutikti. Nes vėlgi šio automobilio kompiuterinis vairo stiprintuvas yra buvę atveju, kad išsijungia sukant vairą. Ir išsijungia ne tai, kad paprastas atsijungimas, bet su tokiu ganėtinai stipriu vairo užkirtimu, užstabdymu. Ir jeigu reikia sukti vairą, tai jau reikia nepasimesti ir lupti tikrai iš jėgos, kad nepalysti po sunkvežimiu, kuris gali atvažiuoti iš priekio. Toliau, vėlgi, yra buvę atveju, kad nesuveikia stabdžių antiblokavimo sistema. Ko gero per 7 metus yra buvę gal 4 tokie atvejai, 3 vairuojant man pačiam ir 1 vairuojant mokinį. Žodžiu, vėlgi turite spjauti į barzdą ir netikėti sakymais tų, kurie sako, kad oi, dabartiniai automobiliai užkompiuterastinti, galite drąsiai spirti per stabdį posūkyje ir nenueisite į griovį, nenueisite į krūmus. Taip,
1000 kartų nenueisite į krūmus, o tas 1001, kai netyčia kompiuterinis stiprintuvas nebesuveiks arba antiblokavimo sistema nesuveiks, tas 1001 kartas gali tapti paskutiniu kartu. Na gerai, užtek šiurpinti, mėginam judėti. Taip. Nuleidžiu rankinį stabdį, kad nepamirščiau, kadangi čia įkalnė praktiškai nejaučiama. Toliau, turėčiau informuoti egzaminuotoją per 30 sekundžių apie tai, kad dega geltonos testinės lemputės, kurios čia padaryta, kad degtų specialiai, tam, kad tai būtų galima užakcentuoti mokiniams. Žodžiu, čia klaidos yra įprogramuotos specialiai. Šviesas aš jau buvau įsijungęs, rodau kairinį posūkį, pasižiūriu kokią situaciją, sankaba iki dugno, pirma pavara. Taip. Rankos į vietas būtent be 15.3, kaip reikalauja egzaminavimo taisyklės, gazuoju, įsuku smagratį iki 2-2,5 tūkstančių, nu apie 2000 suku, tarkim, kad užteks dar vėlgi veidrodėlis galva per petį ir mėginu judėti, kadangi iš paskos yra visiškai tuščia. Taip, čia kaip tik automobilis ar mokinukas, žodžiu, žada daryti tą pratimą su vairo susukimu ir sakau, jis turėtų vairą susukti į kairę pusę, kad priekinis ratas įsiremtų į bordiūrą. Priekinis ratas riedėjimo kryptimi žemyn, šiuo atveju gal įsiremtų į bordiūrą. Aišku, aš čia gaučiau už ekologiją ir per aukštų sukius klaidą, suksiu toliau į kairę, posūkį rodau iš anksto, bet šiuo atveju aš renkuosi eismo saugumą, man kur kas geriau šitoj sankryžoje turėti patikrintą, garantuotai patikrintą pirmą pavarą, negu kad rizikuoti. Taip, turiu sustoti, praleisti automobilį, įminu sankabą ir sustoju, užsitraukiu rankinį stabdį, nuspaudžiu mygtuką, gazuoju, atleidinėjau sankabą, gal ne, vis tik atvažiuoja raudonas sietas, gal luktelsiu. Čia buvo toks abejotinas dalykas, spėsiu ar nespėsiu, yra tokia taisyklė, suabejojai reiškia nedaryk. Taip. Rankinis paruoštas, mygtukas nuspaustas, gazuoju, švelniai atleidinėjau sankabą, mašina lengvai pritupia, rankinį nuspaudžiu, pedalus išlaikau ir gazą, ir sankabą. Taip, pagazuoju daugiau, iki maždaug 3000 sūkių, nes vis tik tai yra įkalnė ir ramiai per 3 judesius perjungiu pavarą, ramiai atleidžiu sankabą. Dabar, kai kam gali atrodyti, kad važiuojant čia įkalnę, važiuojant šiuos posūkius, galima važiuoti ekologiškai, trečia pavara ir visiškai mažais sūkiais. Galiu pasakyti, jūs užgestate ir baigėte egzaminą maždaug šitoj vietoj. Pavasarį Vilniuje vyko vairavimo mokyklų asociacijos suvažiavimas, dalyvavo, pavadinkim tai, antras žmogus Lietuvos registroje, kuris pasakė, kad yra vietų, kurios turi būti ištraukiamos iš konteksto ir kur ekologiniai reikalavimai negali būti taikomi, kur tai yra paprasčiausiai nesaugu. Taip, važiuosiu pagrindiniu keliu, posūkį rodau iš anksto. Turiu absoliutų pirmumą, bet dėl visako pasidairau, pasitikrinu dalinis vairo perėjimas per ketvirtį, jeigu reikia, darau ir pilną vairo perėjimą. Taip, maždaug 2300 sūkių, kad negaučiau klaidos. Iš tikrųjų, kadangi čia benzinis variklis, tai sūkių reikia bent 500 daugiau, vienareikšmiškai ir neišvengiam. Persijungiu trečią pavarą. Taip, prie miškų urėdijos turėsiu apsisukti ir pravažiuosiu pro veidrodį. Iš anksto rodau dešininį. Pristabdau stabdžiu, susimažinu greitį iki mažiau 30, stabdį atleidžiu, įminu sankabą ir ramiai per 3 judesius persijungiu antrą pavarą. Taip, įvažiuoju į keliuką, kuris yra kaip ir ne vienpusis, jis yra dvipusė, reiškia važiuoju kuo dešiniau, rodau kairinį posūkį ir kadangi čia yra prastas matomas per medžius, pasidarau pirmą pavarą. Reiškia, kur turim kažką tai praleidinėti, yra blogas matomumas, tokios vietos važiuojimus su pirmą pavarą. Vėlgi vairą stengiuosi sukti techniškai, periminėjant rankas. Čia vėlgi kuo dešiniau, nors man reikės ir apsisukti kuo dešiniau, nes būna atveju, kai čia atvažiuoja bent 24 metrų ilgio miškovežiai ir jų priekabos ratas mėgina pervažiuoti per mūsų automobilio variklį. Reiškia, kuo dešiniau, kad palikti vietos vėlgi netikėtumui. Taip, automobilį praleidau, dviratininkas dar toli, gazuoju, švelniai atleidinėjau sankabą. Taip, periminėjau rankas vėl plačiais mostais, kad kuo mažiau būtų vairo glostymo ir darau pavaras. Dabar, pagal ekologinius reikalavimus vėlgi aš viršiu sūkius ir jau čia reikėtų jungti trečią pavarą, bet aš vėlgi susilaikau, kadangi žinau, kad situacija bus komplikuota. Visų pirma, posūkis, aš nežinau, ką rasiu už posūkio. Visų antra, pagal maršrutus dažnai čia tenka važiuoti tiesiai ir ženklas akivaizdžiai rodo, kad turiu praleisti atvažiuojančius iš dešinės. Bet pažiūrėjęs, aš matau tik tai rudus lapus, voveruškas, atsiprašau, voveraitės, bobausius, iš kur man matyti automobilius. Žiūriu į veidrodį miške kairėje pusėje, matau mikroskopinio dydžio šviesytes
įminu sankabą ir sustoju. Turiu praleisti automobilius. Ir va tik dabar jau jie išauga iki pelės dydžio. Taip, pasiruošiu pirmą pavarą, gazuoju, veidrodis tuščias, važiuojam. Įminu sankabą ir ramiai antra pavara. Ne kirtimu, o būtent ramiai. Įkalnį, kad perjungt pavarą tikrai ne ekologiškai suku virš 3000, kadangi man reikia išgyventi ir važiuoju toliau.